Kas tai yra šie jaunimo centrai? Iš viso sąvokos ateina dvi pas mus. Tai yra atviras jaunimo centras ir atvira jaunimo erdvė. Atviras jaunimo centras, tai jam reikalavimai yra pagrindiniai du. Turėtų būti ne mažiau kaip 2 patalpos, nes viena patalpa yra skiriama individualiam konsultavimui. O erdvė tai yra viena patalpa. Ir toje patalpoje ten vyksta darbas su jaunimu. O pati idėja tokių centrų, kam jie skirti, kokiu principu tenai dirbama, tiesiog apie pačią dar idėją? Tenai jaunimas renkasi tam, kad bendrauti. Ir netgi yra, kaip sakyti, tarkim, lentvaryje, tai jie skatina, kad net skirtingo socialinio sluoksnio jaunimas vieni su kitais bendrautų. Gali būti arbatos gėrimas, gali būti teniso žaidimas, stalo žaidimai kažkokie tai. Kaip jie sugalvoja tą bendravimą, kaip jiem patinka, taip jie ir įvysto toliau. O kaip manot, ar mūsų miestelėje, mūsų Kaišiadoryse jaunimui trūksta šio bendravimo? Ar toks centras būtų paklausus jaunimo tarpe? Manau, vienareikšmiškai, kad trūksta. Kai mes einame pro Kaišiadorys vakare, matome jaunimą, kuris sėdi turgaus aikštelėje, kuris yra prie mašinų sustojęs arba net pačioje iki ant suolelių sėdi. Bibliotekos pastatas irgi dažnai būna apsėstas iš lauko ant laiptų. Taip, kad tikrai jaunimui būtų šilčiau, maloniau, patogiau bendrauti ir tenai būtų jaunimo darbuotojai, kurie truputėlį palaikytų tvarką, tam tikras taisyklės vestų, kur negalima rūkyti, negalima gerti. Ta prasme, kad tiesiog truputėlį būtų. O kaip ateitis tokių centrų, tokio centro Kaišiadoryse? Galbūt jis yra jūsų planuose, galbūt jis bus greitų metų? Planuose jisai tikrai yra. Vienas iš variantų, galbūt jeigu pavyks gauti europinės lėšas, jisai galėtų būti buvusio kino teatro patalpose. Tai pakankamai ir centre vieta ir turėtų būti patogu čia ateiti jaunimui. Gal šis procesas jau kažkiek juda, gal kažką konkretizuoti galima? Dar truputėlį bijau konkretizuoti, nes ieškome lėšų, yra vienas projektas, jame yra truputėlį mažiau pinigų, kitame projekte yra daugiau pinigų, bet dar patvirtinimo, kad tie pinigai tikrai pas mus mieste bus, dar jo nėra, tai tiesiog truputėlį dar anksti, taip jau, kaip pasakyti, kad tikrai. Tačiau idėja yra ir kažkas juda ta linkme. Taip, vizija yra ir tikrai, jeigu nepavyktų, netgi jeigu negautumėm europinių lėšų, vis tiek ieškosim vietos, kur tai galima daryti.